Esu Mantas ir bastausi po pasaulį. Šiame epizode kartu su jumis nuskelsiu į vietas, kurias tikrai atpažinsite iš kalėdinių filmų. Apsižvalgysime po šventiškai pasipuošusiu Niujorką. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Niujorko, iš kalėdų sostinės pasaulio. Ir šiandien pabandysim įvertinti, kiek kainuoja kalėdos Niujorke. Miestas jau yra visiškai pasiruošęs kalėdoms. Net statulos yra aprengtos kalėdiniais rūbais. Patys niujorkiečiai šypsosi. Sakoma, kad tai vienintelis metų laikas, kai žmonės atsipalaiduoja. Tad atsipalaiduokit ir jūs, įsitaisykit ir pažiūrėkim, kiek kainuoja kalėdos vienam brangiausių miestų pasaulyje. Padarysiu dar ir vietų topą, kurios man labiausiai patiko. Jei turit kažką pridurti, būtinai parašykit į komentarų skiltį. Kaip atvykti kažkur kalėdauti ir netvaryti ant ledo. Tai čia centriniam parke tikrai labai populiari yra kaip ledo arena. Tai čia joje visi slidinėja. Nėra lengva. Dar ypač dabar, kadangi čia be stogo yra lietus šiuo metu ir dar labiau atrodo slidu daros. Tikrai labai įdomus potyris. Dar vadinama Volkman ledo aikštele, ši vieta yra tikra kalėdų ikona. Būtent čia buvo filmuotas Vienas namuose 2 pasiklydęs Niujorke. Kas įdomiausia, kad šitas filmas yra 92 metų, o dangoraižiai vis dar tie patys. Tikrai smagi veikla ir šiaip iš tikrųjų kaina gana didelė yra šitos vietos. Aišku, vaizdas tikrai nepalyginamai geresnis negu kokiam Akropolį ar ledo arenui su visa pagarba. Kainuoja čia pačiuožinėti $40, plus 12 dar dolerių kainuoja įsinuomoti pačiūžas. Tai $52, na, kaina tikrai labai didelė. Aišku, čia Amerika, kainos čia tikrai didesnės negu Lietuvoje. Ir aš šitą veiklą mūsų kalėdiniam sąraše vertinčiau, na, kokiais 6,5. Dėl to, kad tikrai vaizdas labai gražus, bet, na, kaina tikrai didelė yra. Union Square mugė tikrai nėra pati didžiausia, taip patenka į top 3 Niujorke. Didelė, gana kompaktiška, galima ją prieiti per kokį 20 minučių tik tai ir pasižiūrėsim, ko čia gero yra. Gerokai trūksta kalėdinės dvasios, sakyčiau, labiau primena kaziuko mugę negu kalėdinė. Čia beveik jokio maisto nepardavinėjo, tiesiog tokius kaip rankdarbius, priėjom kažkiek dabar ir maisto, vafliukai, kažkas panašaus, kas būna pas mus mugėse. Irgi sūrį pardavinėja, na kas tikrai turbūt nėra labai kalėdinis dalykas. Ir net medaus, triufelio ir visokios kitos produkcijos. Pradam kažką kalėdiško, pabandysim paragauti, kas čia gero. Atėjom tiesiog į pačią populiariausią vietą, kur daugiausiai buvo žmonių. Yeah, it's us. Oh, great. Seasonal, we got a peppermint hot chocolate salted caramel. Okay, thank you. All right. Dabar sūdyta karamelės, zefyro. Yes. Daro. Ir bus mūsų karštas šokoladas, pipirinės mėtos skonio. Thank you. Thank you. Labai didelis zefyras, iš tikrųjų. Pirmą gal zefyrą pagauti. Zefyrinis, tikrai. Ką skanus, skaniausias dalykas. Labai saldu, galbūt. Čia yra tikras Amerikos kalėdų skonis, tikrai labai saldu. Ir šiaip šitą mugę tokia, sakyčiau, kaip aš sakiau, tokia labiau kaziuko mugė, negu kad kalėdinė. Na, nežinau, ar jaučiasi čia labai kalėdinė dvasia ir parašysiu šitai vietai 4 balus. Esu Brukline, Dyker Heights rajone, kuris yra turbūt vienas kalėdiškiausių rajonų visame Niujorke. O taip ir dėl to, kad visa gatvė, net ne viena, o daugybė gatvių, visas realiai kvartalas, kuris yra Dykerio aukštumose, yra pasipuošęs kalėdiniam lemputėm. Ir va dabar galite žmonės matyti, visi namai yra va su tokiam lemputėm. Va čia tai žmonės pasipuošia kalėdom. Kiek lempučių. Wow. Galima va ir prakartėlę rasti tarp daugybės lempučių čia nais.
Ar po truputį temsta ir visas lemputės tik ryškėja. Ir kai viskas prasidėjo šitam rajone, tiesiog porą namų puošdavosi ir kažkaip visi kiti namai pastebėjo tai, kad labai gerai atrodo per Kalėdas ir tapo kaip rajono tradicija. Pradėjo puoštis daugiau ir daugiau gatvių ir galiausiai visas rajonas. Galima sakyti, visur eini ir visur pilna namų pasipuošusi Kalėdom. Ir galiausiai visas rajonas pradėjo puoštis ir sulaukė labai daug turistų. Kiekvienais metais šitą vietą 10 000. Ir būna, kad žmonės netgi pardavinėja iš savo namų kiemus karštą šokoladą ir visus kitus gėrimus, tiek karštus, tiek šaltus. Ir taip prisidūrė prie savo pajamų. Dar kas labai įdomu, kad Kalėdos nebūtinai būna čionais pagal tematiką kaip krikščioniškas, būna, kad ir kiniškos su pandom. Čia tai matosi, vienas kaimynas mėgsta žalias lemputes, o kitas mėgsta baltas. Žiūrėkit, kiek žmonių dabar čia visur susirinkę yra. Pilnas gatvės tiesiog atėjus pasižiūrėti, kaip atrodo lemputės šitame rajone. Va, čia tai 100% yra pats įspūdingiausias iš visų namų. Ta prasme, pažiūrėkit, kiek daug detalių. Tikrai mėgsta spragtuką, matosi. Ir kiek čia daug jo versijų yra, tai tiesiog atrodo, kad visas pasirodymas. Na, kiek detalių, aš neįsivaizduoju, kiek laiko užtrunka pasiruošti taip. Nuo šito didelio įspūdingo namo su spragtukais ir prasidėjo visas šito rajono papuošimas. Man tai įdomu, kiek jam kainuoja per visą sezoną šitas begalinis lempučių deginimas, nes net atrodo kaip diena šviesų, kiek daug lempučių čia visur yra. Kalėdinis sezonas tikrai labai ilgas yra Amerikoje. Realiai spalio prasideda ir tada dega visos šios lemputės iki pat sausio. Tai tikrai netrumpas sezonas. Ir nėra 100% visi pasipuošę namai. Įdomu, ką jie mąsto. Vis tiek daug žmonių čia eina jų gatvėmis, filmuoja namus. Net turbūt, kai tu nepasipuošęs tavo namų ir nefilmuoja, tai gal ir nieko blogo, vis tiek pilna žmonių. Nes dabar tik realiai prasidėjo vakaras ir jau prie tų populiariųjų namų, kur yra labai daug papuošimų, jau rikiuojasi tikrai eilės ir kad tiesiog nusifotografuoti prie jų. Tai neįdomu, ką tie žmonės mąsto. Aišku, turbūt visi žino, kad šitam rajone visi yra pakvaišę dėl Kalėdų, tai turbūt tai nebetrukdo. Tokiuose autobusiukuose pardavinėja karštą šokoladą, visiškai kaip iš filmų ar filmukų animacinių. Šitas tai iš viso nerealiai atrodo, kiek viskas juda. Atrodo, kad čia visi kalėdiniai personažai yra. Ir Jod, ir Grinčas, ir Donaldas. Wow, kiek daug čia veiksmo ir lempučio. Čia net kalėdinius filmus rodo. Šiuo metu Grinčas rodomas, jeigu aš neklystu. Kadangi šitas video yra apie kainas, tai pasakysiu, kiek kainuoja atvykti iki Daikerio aukštumų. Tai jokia paslaptis nieko beveik nekainuoja, su metro tik tai $2.90 ir galite atvykti nuo pačio Manhattano į šitą vietą. Ir turbūt tai yra dalykas. Viskas, kas nekainuoja daug, dažniausiai ir būna paprasčiau ir atrodo geriau ir geresnė atmosfera perteikia šitą vietą. Tai ir atspindi. Aišku, galima ateiti ir su turu čia, tada aišku kainuoja apie $80 ir vaikšto aplink visą šitą rajoną ir pasakoja istoriją, kaip atsirado visos šitos tradicijos. Bet aš tai manau, kad galima ir pačiam atvykti ir pasižiūrėti šitas lemputės be didelių istorijų, nes jos tiesiog gražiai atrodo. Daikerio yra labai unikali vieta Kalėdom ir aš vertinu šitą vietą iš tikrųjų 10 iš 10, nes jinai atrodo lyg iš amerikietiško filmo. Pilna lempučių, labai gražus papuošimai, kalėdinė atmosfera 10 balų ir skiriu 10 balų šitą vietą. Bryanto parko mugė yra pati didžiausia Niujorke ir tikrai matosi labai daug vietos jinai užima ir čia galima rasti visko, nuo kalėdinių žaisliukų iki karšto šokolado ar ten kažkokių mažų dovanėlių po kalėdų eilute ir visi žmonės dabar kaip tik visą gruodį renkasi čionais ir ieško dovanėlių savo šeimos narėms bei draugams. Kiek daug kalėdinių
žaisliukų. Amerikiečiam patinka tai krepšinis, be abejo, ir šiaip visoks sportas. Kas tikrai patinka amerikiečiams per kalėdas, tai slidinėti ant ledo. Ir šita arena daug mažesnė yra, negu kur mes buvom centrinė. Ir tikrai daug daugiau žmonių, bet vis tiek, galbūt ir geresnis efektas, kad tiek visų dangoraižių čionais važinėja. Šiaip kaina labai panašiai irgi kainuoja apie 60 piko sezonų kaip dabar. Suvamukas gal labiau yra apie maistą, o Amerikoje tai visokius daiktelius pardavinėja. Ir aš manau, kad tai turbūt ir kapitalistinės valstybės bruožas ir yra. Iš tikrųjų, kiek daug čia visokių daiktų, kepurės. Net yra visokios ir vasarinės kepurės ir taip toliau. Nieko bendro, atrodo, daiktai neturintis su kalėdom, bet vis tiek kalėdinė mugėje. Aišku, visi daiktai gali būti dovanos po kalėdų eglute, tai gal tada ir tos logikos visgi yra, kodėl čia tiek daug daiktų, kurie atrodo nesusijęs su kalėdom, bet vis tiek galima privesti, kad susiję. Niujorke yra labai daug Van Gogho paveikslų, interpretacija Van Gogas tapęs ale Niujorke. Vėl paragausiu kažką, tiesiog eisiu, kur daugiausiai žmonių yra. Ir pabandysim kažką, net neįsivaizduoju, ką čia galima būtų susirinkti. Visko labai daug. Tikrai kiekvienam galima kažką unikalaus surasti. Netgi mačiau iš bulvių yra kažkoks desertas. Keistas turėtų būti. Bandysim žemyn kaminų. Čia toks desertas, vaflinis. Jisai susideda iš tam tikrų sudedamų dalių. O čia galima rinktis, gali būti obuolys, smorai, su ledais. Karštų šokoladu. Bandysim galbūt amerikiečių obuolį. Įdomiausiai kažkaip atrodo iš visų. Ir yra gana vėsų ledų suvalgyti. Tikrai, kaip matot, su obuoliais amerikietiškai šitas desertas. Čia yra net ne vaflis, nežinau, čia kažkokia tešla. Ir pilna obuolių yra. Matot, tikrai labai net garuoja, labai karštas iš tikrųjų desertas. Ir ką, paragavom šitą desertą. Labai skanus, ne per saldus. Ir šiaip šitą mugę labai faina, tikrai daug fainesnė negu prieš tai, kurioje buvom. Tai šitą vertinčiau net tokiais 8 iš tikrųjų. Šitą desertas kainuoja net 20 dolerių, galite patikėti. Šiaip labai daug, bet tikrai labai skanus. Na ir pabaigai pati ikoniškiausia vieta Amerikoje susijusi su kalėdom, tai Rockefellerio aikštė. Tai jau čia eina vienas kitas žmogus. Kaip matot, ir to iš kampo turėtų pasimatyti tą eglutę. Eglutės išėjimas buvo vakar, tai įsivaizduojat, kiek čia buvo žmonių. Dabar tai tiesiog visi ateina pasižiūrėti ir štai aš jau matau tą Rockefellerio eglutę. Štai kaip eglutė atrodo naktį, esu ją ir dieną nufilmavęs. Tai tikras Amerikos kalėdinis simbolis. Čia vat yra ir ledas, kur kainuoja $125. Tiesiog pačiužinėti ir man atrodo, kad čia žmonės net per tokią spūstį net nelabai čiužinėjo, tiesiog stovi ir fotografuojasi. Bet už tą kainą gali iš pirmų eilių, kaip sakant, nusifotografuoti šitą įspūdingą eglutę. Eglutė beveik visą laiką išlieka tokia pati. Realiai, kas joje labiausiai keičiasi, tai tik tai jos dydis. Ir galima sakyti, kiekvienais metais jis truputį vis padidėja, bet žaisliukai, realiai visa kompozicija išlieka nuo pat senų laikų. Jinai taip atrodo beveik 100 metų. Ir jinai pradėta yra per depresijos laikus ir simbolizuoja viltį ir atsinaujinamumą šitame mieste. Kitoje Rockefellerio pusėje visą laiką vyksta toks pasirodymas ant Sakso prie parduotuvės ir štai švieselių šou. Ikoniška vieta ir tikrai verta visiems aplankyti kalėdų mėgėjams ir aš vertinu šitą vietą 9. Tikrai labai skoninga eglutė ir visos papuošimai atrodo įspūdingai. Tai 9, tai dėl to, kad labai daug žmonių, bet šiaip labai gražu. Taigi, kalėdų topo čempionas Dockers Heights rajonas. Jis mane pakerėjo savo unikalumu bei kalėdinė dvasia. Visiškai išskirtinis rajonas. Niekur kitur nesu nieko panašaus pasaulyje matęs. Ir man pats mėgstamiausias buvo štai šis namas. O kaip jums? Parašykit komentaruose. Galbūt iš viso nepritarėt mano topui, gal kažkuri vieta patiko labiau. Tai irgi brūkštelkit į komentarų sekciją. Ir ką? Tai šio epizodo pabaiga. Tai
paspauskit patinka, prenumeruokit kanalą ir iki kitų kartų. Iki. Kitame epizode matysite. Šiaip iš tikrųjų vėlė koks, Gonna climb 26 steps when this elevator stops. Eina savo kaip siaura, ta prasme, trinuosi realiai į šonus.